Problemų. Pakelsi. Tai dabar vis tiek bus hermeneutika, jau? Ne, mes ten atrasime. Valiau. Rytoj. Matot, kaip išėjo pas mane, aš galvoju, kad iš vis šį mėnesį iš vis nebūsiu ne dabar, ne seminarė, o taip išėjo, kad sako man, kad nori atostogų. Dabar būsiu ir čia, po to kitą savaitę seminarė. Tą savaitę jau atrodo patvirtino atvažiavimo. Tai bus, ne? Ketvirtadienį. O sakykite taip, ar bus kažkokia medžiaga? Ne, reikia klausyti šį kartą ir jau patiems žymėtis. Gal jisai turės kažkokie tokie yra lankstinukai, ten bažnyčios tas Nemanau, tai tik skaidrės rodys, bet šį kartą. kažkur, nes ir aš mačiau tai tą medį bažnyčių ten, kur pirmas amžius. Aš nežinau, mato, dar laikas labai ribotas, 9 valandas, tai čia mažai, bet jisai padarys geriausiai, jisai profas. Labas vakaras, pradėkime, pasimelskime, prašau, visi kartu ir mes darysime pradėti studijas. Aliau, prašysime jūsų. Viešpatie Dieve, šlovė ir garbė tau už tavo nuostabią malonę, kurią esame gelbėti. Prašau Viešpatie Dieve, kad tu prie visos savo tos malonės dar pridėtum ir tai, kad palaimintum šias paskaitas. Dėkoju tau už tai, kad mus čia surinkai ir Viešpatie meldžiu, kad veiktum per pastorių, kad pertiktum tą žinią, kurią tu nori mums pertikti ir padėk mums visą tai pritaikyti savo gyvenimuose. Jėzus Kristus vardu meldžiu ir dėkoju tau. Amen. Ačiū. Šį vakarą mes pažvelgsime visi kartu į Senojo testamento apžvalgą. Mes praeitą kartą išlaikėme 5-knygės testą, todėl 5 knygos pirmos pasideda į šalį. Dabar kiek studijuosime, kartosime istorinės knygas visi kartu ir jas dar studijuosime. Gerai, tie, kurie nuolat lankosi, aš norėčiau užduoti keletą klausimų, kad mes atsikartotume. Pastoriau, nekalbau kaip šitą Bibliją. Ką sako? Kad šitą Bibliją yra katalikiška. Ne, tai mes galvom, kad jūs dvasingesnis už mus visus. Gerai. Visi po vieną, jūs dvi turite, tai viskas tvarko. Gerai. Igori, kiek iš viso Senajame testamente istorinių knygų? 17. Jeigu nieko prieš 12 pranašysčių, tada padarysime 17. Gerai. Vėliau studijuosime, mes turime 12 knygų. Gerai. Gal Danutė mums gali priminti, kokia istorinė knyga prasideda istorinės knygos ir kokia baigėsi, kada 12 knygų kalbame. Jozuės Prasideda Jozuės. Žemės užėmimas ir baigėsi Esteros knyga. Aliau, gal galit mums priminti kelis Jozuės knygos užrašymo tikslus, kodėl šią knygą turime Dievo žodyje? Kad parodyti, jog Dievas ištėsi savo pažadus, kad buvo padalinta žemė. Vienas iš tikslų? Parodyti Dievo požiūrį į nuodėmę, kadangi tas tautos buvo nusileidusios ir susilaukė atitinkamo teismo. Dėkoju. Valodė, gal galėtum mums priminti, kokie 3 svarbus stebuklai parašyti Jozuės knygoje? 3 svarbus stebuklai Jozuės knygoje. Vienas tai, kad saulė prieš sustojus. Gerai, saulė arba laikas sustojo, vienas. Kai nešė sandoros skrynią. Jordano upė persiskiria, 2. Nu ir dar vieną. Jordanas persiskiria, antras. Ir jie ten ėjo aplinkui ir užtrimitavo. Jericho sienos stebuklingai sugriuvo. Ačiū. Gerai. Arūnai, kada mes pradedam studijuoti Teisėjų knygą, pastovus ratas šitoje knygoje. 2 pirmas rato dalis pasakyk, arba pasirink, kurias nori. Būna Nuopolis arba nuodėmė. po to būna tremtis. Ir būna tremtis arba vergija, vadinasi nuodėmė, tremtis.
Nijole, gal kitas dvi primintumėt iš 4? Aš nuplaukau mintimis, nepriminsiu. Gerai, tai priplaukime prie Aldonos. Gerai. Aldona, Arūnas pasakė, Nuopolis vergyja, tauta nusidėdavo, juos pavergdavo. Kitas šaukdavosi ir pakeldavo teisėją. Ir gal Elena galėtų 2 paskutinės mums priminti? Tada teisėja, Dievas per teisėją išlaisvindavo ir tauta turėdavo ramybę iki sekančio jų nuopolio. Gerai, Igori, ką nuolat izraelitai darė Viešpaties akivaizdoje Teisėjų knygoje? Nuolat tai kartojasi. Kiekvienas darė tai, ką jam atrodo. Ir tikslesnis tas išreiškimas darė piktą Viešpaties akivaizdoje, ar ne? Nuo knygos pradžios iki knygos pabaigos tai kartojasi ir kartojasi. Danute, ko Izraelis neturėjo teisėjų valdymo laikais? Teisėjų valdymo karalius? Jie neturėjo karaliaus. Aha, gerai, toliau. Aliau, gal galėtumėte mums priminti, kokie yra panašumai Teisėjų knygoje tarp Kristaus ir teisėjų kelio? Išlaisvintojas. Ir teisėjai būdavo išlaisvintojai ir Kristus yra išlaisvintojas. Teisdavo. Gerai. Ir tie būdavo vadovai tam tikrų momentų ir Kristus šiandieną yra vadovas. Ir be abejo, jeigu pažiūrėti teisimą, tai jie atlikdavo tą funkciją. Labas vakaras, o Kristus yra teisėjas šiandieną. Viktorija, koks yra Rūtos knygos tikslas? Tai yra pamokymas, padrąsinimas pagonių. Gerai, vienas iš tikslų, kad Dievas neužmiršo pagonių. Izraelis be abejo centre Senajame testamente, bet jis neužmiršo pagonių. Gal dar priminsite kažką? Ir pamokymai apie nuolankumą, apie atsidavimą, pasirinkimus teisingus. Gerai. Daug įvairių pamokymų. Dėkoju. Nijole, gal atsimenat, iš Teisėjų knygos yra reikalavimai, kad žmogus galėtų būti giminaitis atpirkėjas. Vieną, jeigu tik pasakytumėt, jų iš viso 3, kitus prašysime vyrus pasakyti. Kokie reikalavimai buvo? Taip. Oi, neatsimenu. Volodė, vieną. Čia mes praeitą kartą tiesiog pajuokaudami sakėm, kad turėjo sandalą turėti. Sandalas čia jau pasiekmė. Gerai, irgi teisingai. Kraujo ryšys. Jo, turėjo būti kraujo ryšys, vadinasi, giminaitis atpirkėjas, pirmiausiai turėjo turėti kraujo ryšį giminiai. Arūnai, antrą priminkite. Jis turėjo norėti atpirkti ir va čia Volodės pavyzdys tinka su sandalu. Artimiausias giminaitis atpirkėjas nenorėjo atpirkti, tada jis padavė sandalą Boozui, kad jis galėtų atpirkti. Ir Aldutė trečias reikalavimas. Ir jis turėjo turėti galimybę atpirkti. Tvarkoj. Irina, jūsų norime paklausti, apie kokį perėjimą yra parašyta 1 Samuelio knygoje? Nuo teisėjų valdymo prie karalių. Ačiū. Vadinasi, paliekami teisėjai ir keliaujama prie karaliaus. Elena, gal jūs atsimenat ir galėtumėt mums pasakyti nors vieną tikslą, kodėl 1 Samuelio knygą mes turime Bibliją? Kas padeda? Pamokos, kas darosi, kai atmeti Dievo valdymą savo gyvenime. Gerai, vadinasi, nepaklusnumo pasekmės aiškios, ar ne? Bausmė yra vienas iš dalykų, kada yra atmetamas Dievo valdymas. Be abejo, tikslas yra parodyti, kas buvo, kaip tauta jau turėjo karalių, ar ne? Kurio labai stipriai reikalavo. Ši knyga taip pat moko, kad išsipildo labai svarbi pranašystė iš Dovydo iki Kristaus. Tai matysime dar aiškiau 2 Samuelio knygoje. Ir be abejonės, kaip mes sakėme, knyga moko būti jautriam Dievo žodžiui. Atsimenat, Dievo žodis pasireikšdavo labai retai šitoje knygoje ir knyga moko būti jautriam Dievo žodžiui.
Igorį. Manęs jau tada nebuvo, man atrodo. Jūs Nes nebuvote Nes Samuelį. jūs jau toliau buvote. Tai viskas tvarkuoja. Bet aš žinau, Danute, kokios mes tai pavadinom praeitą kartą dvi klasikinės tiesos užrašytos pirmoje Samuelio knygoje? Kad Dievas rūpinasi savo žmonėmis. Čia tokia bendra, bet truputėlį specifiškiau pasistengint. Dvi tokios klasikinės tiesos, kurios labai svarbios. Paklusnumas. Paklusnumas svarbiau negu auka. Čia labai svarbi tiesa, ką pasakė viešpats Sauliui. Paklusnumas svarbiau už aukos, viena tiesa ir dar viena. Atsimenat, kada atėjo patepti kitą karalių, buvo pasakyta Samueliui, žmogus žiūri į išorę, Dievas visada žiūri ir mato širdį. Ne? Tai čia yra labai dvi svarbios tiesos pasakytos Dievo Senajame testamente. Gerai, aš noriu, seniai mes tai darėme, prieš pradedant mūsų medžiagą, norėčiau su jumis prisiminti, kad jūs neužmirštumėt Senojo testamento suskirstymą, gerai? Yra 4 pagrindinės dalys ir 2 mažesnės dalys. Aliau, pasakykite, prašau, pirmą pagrindinę dalį. 5 knygų. 5 knygos. Mes dažniausiai tai galime pavadinti arba 5 knygė, kaip jūs sakėte, arba įstatymo knygos. Taip, Viktorija, leiskite jūsų paklausti, kokia knyga prasideda ir kokia baigėsi 5 knygė. Prasideda pradžios knyga ir baigėsi pakartoto įstatymą. Dėkoju. Tai yra pirma dalis. Volodė, priminkit mums antrą dalį, prašau. Istorinės knygos. Skaičių 12. Arūnai, priminkite mums, prašau, kokia knyga prasideda, kokia baigėsi. Danutė jau sakė šiandien, bet jeigu klausėt, nėra problemos. Jozuės prasideda. Niolė, gal norėtumėt mums, prašau, priminti 3 dalį? Poezinės knygos. Ačiū, viskas, 5 poezinės knygos Senajame testamente. Irina, ar galėtumėt mums pasakyti, prasideda ir baigėsi? Jobo prasideda ir giesmė baigėsi. Dėkoju. Aldute, jūsų norėčiau paklausti, 4 dalis. Kiek iš viso jų yra? 17. Ačiū. Elena, gal galėtumėt mums priminti, kokia prasideda ir kokia baigėsi? Taip, Izaija ir paskutinė Seno testamento knyga? Malachijos. Tai yra 4 pagrindinės dalys. Pranašysčių 17 knygų skirstosi į 2 mažesnės dalis. Igorį, prašom. Mažieji. Ne, tik vieną pasakykit tą. Pirmą mažesnę dalį. Didieji. Didieji. Didingi. Didieji pranašai. Kiek knygų? Skaičių. Jo, jau sakome. 4. 5. 5 jau. Ir Danutė, kokia knyga prasideda ir kokia baigėsi? Izaijo Danielius. Izaijo prasideda, Danieliaus baigėsi. Mažieji. Ir dabar paprašysime Aliaus pasakyti antrą mažytę dalį pranašysčių knygų. Tai mažieji pranašai, 12 knygų. Ačiū. Mažieji pranašai. Jų yra 12 knygų. Viktorija, jūsų prašom pagalbos, kokia prasideda, kokia baigėsi. Aš jau prašau pagalbos, nes neatsimenu. Nu, kokia baigėsi, tai galite žiūrėti į lentą ir pasakyti, kad baigėsi. Ai, tai Danielius. Ne, geriau Malachijų, nes čia mažieji. Malachijos. O prasideda, kaip ir sako Danutė, Muziejo knyga. Tai vat yra visos suskirstimo dalis, kada mes kalbame apie Senąjį testamentą. Gerai? Mes, prašau, paimkime savo užrašus visi kartu. Mes toliau tęsime 1 Samuelio knygą kartu ir šitos knygos apžvalgą. 1 Samuelio ir šitos knygos apžvalga. Truputėlį, kol jūs atsiverčiat, aš noriu priminti,
ką jūs ir sakėte, jau turime perėjimą nuo teisėjų prie karaliaus. Ir kada skaitome 1 Samuelio knygą, mes matome paskutinį teisėją Biblijoje. Kas jisai buvo toks? Samuelis. Ir apie tai mums paliudija Apaštalų darbų knyga. Prisiminkime iš praeito mėnesio, kas yra šitos knygos užrašytojas. Iš tikrųjų nežinomas. Galvojama, kad ir Samuelis, ir Gadas, ir gal kiti žmonės vedė užrašus, bet atrodo nežinomas užrašytojas surinko visą tai į vieną knygą. Knyga aiškiai moko, kad nepaklusnumo pasekmės bausmė, paklusnumo pasekmės palaiminimai. Kokia buvo problema dėl karaliaus? Kur buvo pati didžiausia problema, mes praeitą kartą kalbėjome, su Izraelio tauta tuo metu? Jie norėjo būti kaip kitos tautos. Didžiausia problema buvo, kad jie norėjo būti kaip kitos tautos ir prašė karaliaus. Kaip ir mums buvo priminta, 2 labai svarbios tiesos. Paklusnumas svarbiau už aukas, žmogus žiūri į išorę, Dievas žiūri į širdį. Pagrindinis žodis šitoje knygoje perėjimas. Ir kada jau kalbame apie perėjimą, vieną jau aptarėm, kad nuo teisėjų prie karaliaus. Bet turime dar vieną perėjimą šitoje knygoje, ir atsimenat iš praeito karto kokį. Nuo Sauliaus karaliavimo keliaujama prie Dovydo karaliavimo. Po truputėlį, žingsnelis po žingsnelio, tai yra daroma. Ir visą tai pradedama aprašinėti 1 Samuelio knygoje 15 skyriuje, kada Saulius labai aiškiai nepakluso viešpačiui. Prašau. Bet vis tiek vatoj, kaip jie norėjo karaliaus, bet kaip ir tai ir logiška, kadangi padėtis buvo labai bloga, kad žmonės buvo labai neklusnus, labai pasileidę ir, žodžiu, nežiūrint to, kas buvo Dievo valdymas. O jie nepakluso ir galvojo, galbūt bus geriau, kai karalius bus valdys. Ir? Tai kaip ir logiška. O dabar mes tokia išvada, kad nuo gero jie dabar nori prie blogo. Mes, Irina, truputėlį praeitą kartą kalbėjome ir gal aš tik tai labai greitai priminsiu patį didžiausią problemą, kurią turime dėl karaliaus, kada kalbame iš istorinių knygų. Problemą mes turime, kada kalbame apie žmonių motyvus. Mes norim karaliaus, kad būtume kaip aplinkinės tautos. Ir praeitą kartą mes jau kalbėjome, vėlgi mes jau perėjome tą knygą, bet jūs vėlgi savo, kai pasiskaitysite pakartoto įstatymo knygą, Dievas buvo numatęs, kad bus karalius. Ir 17 skyriuje atrodo, jis aiškiai pasakė, ką karalius turi daryti tautoj. Tik tai problema buvo motyvai žmonių. O jeigu jie būtų sakę karalius, kuris paklus Dievui, kuris iš pakartoto įstatymo knygos skaitys įstatymo žodžius, ar ne, arba prižiūrės tą visą tvarką, tai vienas dalykas. Bet dabar mes norime būti kaip aplinkinės tautos, va tame buvo problema. Ir kitas dalykas, gal ką jūs labai gerai minėjot savo kalboje. Logika, ne? Vieną dalyką, ką aš pasakyčiau dėl logikos ir jūs po to pagalvosite, ar sutiksite ar ne. Kas žmogui davė logiką? Kaip sakė? Dievas. Aš galvoju, gal kitą atsakymą, bet gal jis irgi būtų geras, aš nežinau, aš netaip žiūrėjau. Dievas. Dievas davė žmogui logiką. Tik mes turime dėl logikos šiandieną atkreipti dėmesį į vieną dalyką.
kada žmogus pirmą kartą nusidėjo, su logika yra problema. Kokia? Logika tapo žmogiška, kūniška. Sugedusi prigimtis. Ir dažniausiai žmogus savo logiką daug ką įvertina per sugedusią prigimtį. Mes matome klasikinį arba gerą pavyzdį šičia motyvai, kad mes būtume kaip aplinkinės tautos. Šiandieną taip pat per logiką žmonės bažnyčioje vertina dalykus, ar ne? Padarykime gerą koncertą, kad mes būtume sėkmingesni. Čia yra žmogaus logika. Aš nesakau, kad koncertas yra būtinai blogai, bet aš sakau, kaip logika panaudojama. Pakvieskime į bažnyčią 3 gerus speakerius, kad jie mums gražiai pakalbėtų ir mums bus faina. Suprantat mintį? Čia yra mūsų logika. Bet logika dažnai yra susijusi su sugedusia prigimtimi, kas buvo pas Izraelio tautą dėl karaliaus. Šimtas 26 puslapis, mes užbaigsime knygos planą visi kartu. A didžioji raidė mes pažiūrėjom Helis ir Samuelis, B didžioji raidė mes pažiūrėjom Samuelis ir Saulius, nuo 8 iki 15 skyriaus, ir C didžioji raidė Saulius ir Dovydas, 16-31 skyriai. Samuelis patepa Dovydą, Dovydas ir Galijotas, Dovydo Jonatano draugystė, Saulius persekioja Dovydą, Sauliaus pralaimėjimas ir mirtis. 6. Dovydas greitai užmušė Galijotą, bet kantriai laukia, kol Dievas užbaigs darbą su Sauliumi. O čia yra gera pamoka, ar ne? Tas žmogus, pasitikėdamas Dievu, kantriai sulaukė Dievo laiko. Ir laukdamas jis visą laiką suvokė, kad kol Saulius gyvas, jis išlieka pateptasis karalius. Tai labai gera pamoka, kad apie visą tai galvojame, kaip jisai išlaukė viso to laiko. 7. Nors Dovydas buvo pateptas karaliumi, jam reikėjo palaukti, kol pradėjo karaliauti. Ir 8. užbaigiant knygos planą, kitame puslapyje, laukimas sunkiose situacijose duoda daug gerų pamokų ir paruošia mus, kad gerai ir atsakingai tarnautume Dievui. Laukimas sunkiose situacijose duoda daug gerų pamokų ir paruošia, kad gerai ir atsakingai tarnautume Dievui. Nors laukti nelabai patinka, ne? Man asmeniškai, aš negaliu kalbėti apie jūs. Bet laukimas yra biblinis principas. Svarbus pamokymai iš knygos. A didžioji raidė karalius. Elena, ar galėčiau jūsų paprašyti paskaityti paaiškinimą? Izraelis kentėjo nuo nedorų teisėjų ir kunigų. Todėl tauta reikalavo karaliaus. Jie norėjo būti kaip aplinkinės tautos. Nors tai ir prieštaravo Dievo tikslams, jis leido jiems išsirinkti karalių. 2. Svarba. A mažytė raidė. Monarchijos įsteigimas neišsprendė Izraelio problemų. Sutinkat? Kaip skaitote istorinės knygas. Monarchijos išsprendimas neišsprendė Izraelio problemų. Neturiu. Čia ruošiame, kada anksčiau daug neturiu tikrai man. B. Dievas nori, kad žmogaus mintis ir širdis būtų pilnai pašvestos jam. Dievas nori, kada mes kalbame apie valdymą, kad žmogaus mintis ir širdis būtų pilnai pašvestos jam.
ir C mažytė raidė, kada kalbame apie karalių, nei viena vyriausybė ar jos įstatymai negali būti pakaitalas Dievo valdymui mūsų širdise. Nei viena vyriausybė, nei vienos vyriausybės įstatymai negali būti pakaitalas Dievo valdymui mūsų širdise. B didžioji raidė, kada žvelgiame į svarbius pamokymus iš knygos Dievo visavaldystė. Valdutė, ar galėčiau jūsų paprašyti perskaityti paaiškinimą, mums prašau. Izraelis klestėjo, kai žmonės savo širdyse pripažino, kad Dievas yra tikras karalius. Kai vadovai nepaklusdavo Dievo įstatymams, Dievas įsikišdavo. Dievo visavaldystė visada pasireikšdavo Izraelio istorijoje. Dėkoju. Svarba. A mažytė raidė. Dievas visada viską kontroliuoja šiame pasaulyje, net ir tada, kai mums taip neatrodo. Dievas visada viską kontroliuoja, net ir tada, kada mums taip neatrodo. Ir jeigu šitoj vietoj tyliai susimastytume kelias sekundės, galit neduoti garsių atsakymų visiškai. Ar būna momentų jūsų krikščioniškame gyvenime, kada atrodo, kad Dievas nekontroliuoja dalykų? Tu sėdi tyliai mastai, tu gal niekam daug nesakai, bet iškyla, tai kur dabar Dievas? Tai kur jo ranka šiuo metu? Aš noriu pasakyti, net kada mums tai neatrodo, Dievas visada viską kontroliuoja. B. Net ir didžiausiuose sunkumuose Dievas viską kontroliuoja. Ir C mažytė raidė. Jei tikime Dievo visavaldystę, galime būti drąsus viskame. Jei tikime Dievo visavaldystę, galime būti drąsus viskame. Ką reiškia tikinčiajam tikėti Dievo visavaldystę? Kad Dievas suverenus, viską valdo. Taip, visus savo kelius pavesti jam. Aha. Įvestų. O dar? Taip, visavaldystė ir suverenus sinonimai, ką jūs Igorį pasakė. Ką reiškia tikėti Dievo visavaldystę? Tikėjimas turi pasireikšti veiksmais. Taip kaip Dievas įsako. Aha. Jau neblogai šilta tapusi klasė, jaučiate? Norėčiau prieiti prie karšto taško. Teisingai sakot, visame kame pasiduoti jam, elgtis dar vieną dalyką. Norėčiau iš jūsų išpešti kaip nors. Gyventi pagal Dievo įsakymą. Kaip sakot? Pagal Dievo įsakymą. Gerai, gyventi pagal tai, kad Dievas duoda, šiltėja viskas. Ramybė. Ką? Gyventi ramybė. Gyventi ramybėj. Šiltėja, bet neužkaito. Nepasiduoti nuodėmei. Nepasiduoti nuodėmei. Šilta. Pripažinti jo valdžią. Pripažinti jo valdžią. Truputėlį dar šilčiau pasidarė. Save pavesti tiesiog atiduoti Dievui, nes pats irgi priklausai. Dar šilčiau pasidarė. Na jo. Viskas neblogai. Kur karštas? Kur karštas taškas. Gyventi pagal jo valią. Šilčiau pasidarė. Mes kartuojamės tą patį. Priimti Aš- tą, ką jisai duoda. Mes kartuojamės. Net jeigu yra kažkas blogo, reikia priimti tai kaip iš Dievo. Kaip ir Jobas sakė, gerą priimtume, nepriimtume. Pastoriau, galima sakyti, kaip parašyta Naujajame testamente, viskas iš jo, jam. Galima šitą eilutę pasiremti. Dievo visavaldystė tai yra pripažinti, kad Dievas turi teisę daryti tai, ką jisai nori.
Amen. Po to jūs jam be abejo pasiduodat, pašvenčiat save, bet šitoj sugedusioj prigimty mes dažnai norime nusakinėti Dievui. Taip čia negali būti, ar ne? Čia taip negali būti. Ten karo negali būti. Tas lėktuvas negalėjo nukristi. Tam pilotui protas negalėjo pasimaišyti, ar ne? Bet Dievo visavaldystė, be abejo, jūs save pašvenčiat jam pilnai. Bet Dievo visavaldystė yra tai, kad yra pripažinimas, kad Dievas turi visišką teisę savo prigimtyje daryti tai, ką jis nori. Gerai, kad su namiokas tik tai šnekat, ne, tiesiog ne. Nes būtum tai jau... Čia buvo ne namiokas, čia buvo... Ne, čia apie lėktuvus, kad buvo. Namiokas buvo toks, kad Dievas visą tą situaciją pilnai kontroliavo, nors mums gal taip neatrodo gerai. Dievas visiškai tai kontroliavo, tai viskas vyko Dievo žinioje gerai. Tai nereiškia, kad kada tas ar kitas lėktuvas nukrito, kad Dievas danguje sukratė galvą ir iš nuostabos pasakė, ups, lėktuvas susitrenkė, ką dabar daryti? Tai va, Dievo visavaldystė yra, kad Dievas, kai visavaldis asmuo, kai visavaldis Dievas savo prigimtyje, jis turi teisę daryti, ką nori, ne? Kažkas, vat, davėt pavyzdį Jobą, ar ne? Ir gerą, ir blogą, nu kas čia dabar darosi? Bet Jobas pats sakė, ir gerą priimam iš Dievo rankos, ir ką dar priimam iš Dievo? Ir blogą, nu kaip čia yra? Ir čia vat ir yra Dievo visavaldystė, kad jisai turi teisę daryti tai, ką jis nori. Gerai, o dabar iš tiesų įvyko toks atvejis ir dabar, ar Dievas tai padarė? Ar velnias tai padarė? Ar Dievas tiesiog leido tai padaryti? Dievas leido tai padaryti ir visavaldystė tai buvo Dievo žinojime. Tas pats kaip jūsų klausimas labai gilus pirmiausiai, Nijolė, ir pirmiausiai man reikėtų prieš jūs pripažinti, kad savo ribotame prote ir savo ribotume aš neatsakysiu jūs. Dievas leido, kad blogis būtų teisingai ir kad jis yra. Dievas nesukūrė blogius, nes Dievas savo prigimtyje yra geras, ar ne? Ir iš jo išeina geri daviniai. Bet Dievas leidžia, kad tai būtų. Kartais Dievas kai kurios dalykus leidžia tik dėl jam žinomų priežasčių. Ir aš negaliu nusakyti viską iki galo. Kodėl? Bet tada dar sekantis klausimas, sako, Dievas nesukūrė jokio blogio, bet pragarą tai sukūrė Dievas? Dievas nesukūrė jokio blogio, bet Dievas leido tam blogiui būti. Ir pragarą leido būti. Dabar... Ar pragaras blogis? Jau, čia gal geras dalykas, Taip reikės aiškinti mūsų sugedusią prigimtį. Blogas yra geras dalykas. Tai irgi kai kurie yra blogis, kai kurie... Nusidėjėliam tai labai Nu, tai geras nusidėjom dalykas. gridėm, tai geras dalykas, kur čia. Хотела išti blogas dalykas. Patys norėjo ten patekti. Pragaras yra tas dalykas, kad Dievas nusiūs ir leis būti visiems, kurie maištavo prieš jį teisingai. Tai vis dėlto ta vieta, kuri vadinasi pragaras, jinai buvo leista ir sukurta iš Dievo teisingumo ir šventumo, nes Dievas kitaip negali žiūrėti į nuodėmę. Nes kitaip jis nebūtų teisingas ir šventas Dievas. Jeigu mes atsiverstume keliom sekundėm, Mato 25 skyrių, prašau, ir vėlgi iki galo, iki detalių aš jums visko neišaiškinsiu taip, kaip norėčiau. Bet jeigu jūs atsiverstumėt Mato 25 skyrių. Trisdešimt ketvirtoji eilutėj, Mato 25 skyriui, kada kalba su tais, kurie dešinėje, tai yra avis, karalius tars stovintiems dešinėje.
Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Kada karalystė buvo paruošta pas Dievą? Prieš pasaulį. Prieš pasaulio sutvėrimą. Mes skaitome 1 Petro 1, nesiverskite 18-19, atpirkti krauju Kristaus, kaip avinėlio be kliaudos, kuris buvo Dievo numatytas kada? Prieš pasaulio sutvėrimą. Bet va čia yra ta Dievo išmintis, kur aš jums kaip žmogus iki galo neišaiškinsiu, bet Dievas savo šventume paruošė šitą vietą nuodėmei ir tiem, kurie maištauja prieš jį. Dievo visa valdystė, Dievas turi teisę daryti tai, ką jis nori. C didžioji raidė. O šitas visa valdystė tai yra teokratija. Kaip sako? Galima sakyti, kad tai yra teokratija. Teokratija gal daugiau siauresnis žodis būtų, jeigu teo Dievas, kratos valdymas, ar ne? Visa valdystė, aš manyčiau, būtų truputėlį platesnis žodis, bet jie kažkiek turi panašumų tarpusavyje. Irina, ar galėčiau jūsų paprašyti perskaityti C didžioji raidė vadovavimas, paaiškinimas? Dievas davė savo žmonėms įvairius vadovus, teisėjus, kunigus, pranašus, karalius. Jėlis, Samuelis, Saulis, Dovydas atskleidė skirtingus vadovavimo būdus. Kiekvieno vadovo sėkmė priklausė ne nuo jo patirties, vadovavimo būdo, amžiaus, stiprybės, bet nuo jo paklusnumo Dievui. Dėkoju. Svarba. A. Kai Helis, Saulius, Dovydas nepaklusdavo Dievui ir nusidėdavo, pasekmės būdavo tragiškos. Helis tai yra Ilija. Kaip kur Elis lietuvių kalboje, kaip kur Helis rusų kalboje Ilija. Ar ne jūs sakote? Taip. Panašus.